Tikrai nebepamenu, kada valgiau tokią skanę šaltsriubę ir dar labiau skanius cepelinus. Bet tam, kad taip skaniai pavalgyti, mums su Katinienė teko nusibelsti net iki plungės. Iš anksto noriu atsiprašyti žemaičių, jei tardamas kavinės pavadinimą padarysiu klaidą. Nes nors ir mano tėtis žemaitis, bet žemaitiškai aš ne tik, kad nekalbu, bet kartais ir nesuprantu tos kalbos. Tad komentaruose nepatingėkit, parašykit, ar tardama žemaitišką pavadinimą Kap Numelios nepadariau klaidos. Katinienė užsakytoje rūgštynių sriuboje labiausiai bijojo atrasti maitinimo įstaigų dažnai naudojamų pigių rūgštynių konservus. Bet šioje rūgštynių sriuboje Katinienės džiaugsmui buvo tik rūgštynių lapai ir jinai buvo labai tiršta. Man asmeniškai labai patiko ridikėlių ir agurkų šalta sriuba. Ypač vasarą labai dievinu šaltibarščius, bet jei kur reiktų rinktis tarp šios sriubos ir šaltibarščių, tikrai pasirinkčiau šaltą ridikėlių ir agurkų sriubą. Jei savo dydžių cepelinai manęs ir neišgąsdino, tai milžiniškas karbonadas tikrai Katinienė įvarė šoko. Ir ne po mažos rūgštynių sriubos porcijos šio karbonado jin sugebėjo veikti tik pusę, tad užsakant čia dienos pietus imkite pusę porcijos, moterims tikrai pakaks. Manau, ne veltui kavinė pasivadinusi Kap Numelios, nes cepelinai lyg virti namie. Aš dažnai mėgstu kartuoti tokią frazę – maistas kaip namie. Ir jei kada čia užsuksit, būtinai paragaukit keptų ledų.